Šiandien oficialiai baigėsi gyventojų ir būstų surašymas. Pirminiais duomenimis surašyme dalyvavo daugiau kaip 80% lietuvių. Keli tūkstančiai susirašyti atsisakė. Tačiau šie skaičiai negalutiniai. Kai kurie žmonės nesulaukę statistikos specialistų namie puolė ieškoti, kaip atlikti šią pareigą. Nuo gyventojų skambučių šiandien kaito statistikos departamento darbuotojų telefonai. Šiandien paskutinė studento Ričardo Gasiūno darbo diena. Vaikinas visą mėnesį dirbo su rašytoju. Klaipėdietis sako, kad žmonės geranoriški. Dauguma į namus įsileidžia. Pagrindiniai žmonės nori susirašo. Vis tiek, kai žmonėms pagrasina kažkoms, savo noro ar ne savo noro, bet vis tiek susirašo. Tačiau darbas nelengvas. Vieni žmonės nuo surašytojų slepia asmens duomenis, kiti surašytojams sąmoningai durų netveria. Užrakintos durys yra ten to barako. Ir gal turite su nors kontaktinių numerių iš tų dviejų būtų? Į kai kuriuos butus surašytojams teko eiti po kelis kartus, bet vis nesėkmingai. Jeigu žmonės specialiai vengia surašytojų, jiems gali grėsti piniginė bauda iki 1000 litų. Pirminiais duomenimis surašyti atsisakė daugiau kaip 4000 žmonių. Tačiau kiti nespėję susirašyti arba namuose nesulaukę statistikos specialistų patys ieško, kaip atlikti pilietinę pareigą. Deja, iš tikrųjų yra dar įvairių priežasčių, kad gyventojai nesurašyti. Ir tą mes matome šiandien, kiek žmonių ateina pas mus, kiek ateina į teritorinės statistikos įstaigas, į surašymo skyrius, o kiek skambučių, tai tikrai tiesiog begalės. Nesulaukę surašytojų, žmonės dar gali kreiptis į statistikos departamento teritorinius padalinius. Pirminiais duomenimis surašyme dalyvavo daugiau kaip 80% Lietuvos gyventojų. Tačiau tikresni duomenys paaiškės kitą savaitę.